Sveiki, jau senokai nesisveikinau tokiame formate ir šiandien nusprendžiau, kad visgi įrašysiu ilgesnį video, ne trumpą filmuką 2-3 minučių, kuris manau, kad nupigintų visą šitą temą ir neleistų apie ją papasakoti daugiau, o priežastis, dėl ko nusprendžiau šiek tiek išbandyti jūsų kantrybę ilgesnių video įrašų, tai yra antrą dieną Kroatijoje Dubrovnike trunkanti Europos konservatorių reformuotojų partijos konferencija, kuri jau yra antroji ir skirta šeimos politikai. Galvojau, kaip galima būtų pavadinti šitą video ir du pavadinimai atėjo į galvą, vienas rimtas, vienas nelabai, o gal kaip tik tas antrasis yra labiau rimtas. Tai pirmasis, kuris atėjo į galvą, tai yra Europa be šeimų ir vaikų, Europa be ateities. Na, o tas antrasis, kuris, kaip sakiau, yra neaišku, ar labiau rimtas, ar kaip tik labiau liūdnas, tai yra šunys ir katės jums nepakeis vaikų. Ir aišku, galima į šitą temą žiūrėti rimtai, galima pajokauti, bet turbūt reikėtų žiūrėti visų rimtumu, nes Europa išmiršta, išgyvena demografinę žiemą ir viena yra negalėti turėti vaikų, o visai kas kita savo tėvystės ir motinystės instinktą, įgimtą norą palikti po savęs tam tikrą pėdsaką žemėje, įprasminti save, bandyti tai padaryti auginant šunis ar katinus, juos sužmoginant, aprengiant kaip vaikus, jais rūpinantis kaip vaikais. Tai visiems, kurie galvojat, kad tokiu būdu įprasminsit savo gyvenimą, siūlau galvoti iš naujo, nes joks katinas ar šuo nepasirūpins jumis vyresniam amžiui, joks katinas ar šuo neįprasmins jūsų gyvenimą, tai yra viso labo saviapgaulė. Aišku, ant tokių dalykų yra pakabinama didžiulė industrija, tuoj pat pajaučiama, kad žmonėms to reikia, pradedami siūti rūbai, batai, kuriasi ištisos industrijos skirtos gyvūnų medicinai ir panašiai, bet ne apie tai šį kartą. Noriu pakalbėti apie šitą konferenciją, kuri, kaip ir minėjau, vyksta jau antrą dieną. Ir čia keletas minčių, kurios man buvo įdomios ir kuriomis noriu su jumis pasidalinti. Tai pradėsiu gal nuo to, kad kai kurios valstybės į demografijos problemą žiūri labai rimtai. Ir čia šitoje konferencijoje kalbėjo, pavyzdžiui, Kroatijos demografijos ministras. Tai yra valstybių, kurios šitą problemą sprendžia aukščiausių lygių ir turi tam dedikuotas ministerijas. Tai reiškia, yra vyriausybėje žmogus, kuris rūpinasi šitą temą ir ją prioritetizuoja. Šioje konferencijoje dalyvavo ir Italijos ministerijų atstovai, kurie kalbėjo apie šeimos politiką. Keletą dalykų užsiminsiu, apie ką jie kalbėjo, nes visiškai nesenai Italija priėmė sprendimus kriminalizuoti žmonių išnaudojimą, kalbu apie surrogaciją ir apie tai taip pat galėsiu šiek tiek išsiplėsti. Na ir man labai patiko čia išsakytos mintis, kad Europa labai daug kalba apie žaliąją transformaciją. Bet iš tiesų Europa yra išmirštantis regionas ir demografijos problemų sprendimui jinai turėtų skirti ne mažiau, o gal netgi ir daugiau dėmesio, negu yra skiriama žaliai transformacijai. Ir nuskambėjo daug tokių dalykų, kuriuos mes širdyje turbūt jaučiam. Tai buvo kalbama apie tai, kas gadina visą šitą motinystę ir tėvystę į palankę aplinką. Tai netgi nuskambėjo toks pasiūlymas, kad reikėtų sugrąžinti pagaliau terminus tėvystė ir motinystė ir nustoti diegti politiką, kuri stumia mus į absoliutų nesusipratimą ir tėvus pradeda vadinti tėvas numeris 1 arba tėvas numeris 2.
reiškia atsisakoma netgi tėvystės ir motinystės sampratų. Dar vienas įdomus dalykas, kuris buvo šitoje konferencijoje, tai kad pranešėjai džiaugiasi, didžiavosi ir gyrėsi savo vaikais, tai yra kiek jie turi vaikų. Ir buvo tokių, kurie pasigyrė, kad augina net 9 vaikus. Toks skaičius kaip 3 vaikai yra absoliučiai įprastas. Konferencijoje neretas politikas buvo taip pat su vaikais. Ir tarp tokių politikių buvo ir viena iš Europos parlamento vicepirmininkių, kuri taip pat atsivežė visą savo šeimą ir pademonstravo, kad net ir tokio aukšto lygio politinės pozicijos yra suderinamos su šeima. Tikrai vaikų turėjimas ar gausios šeimos turėjimas niekaip netrukdo auginti vaikus, jeigu tai yra tinkamas požiūris. Tenka apgailestauti, kad mūsų dabartiniai valdantieji, save vadinantis konservatoriais, iš tiesų nieko bendra visą kadenciją neturėjo su šeimų skatinimu ir tiesą sakant nepadarė nieko, kad vaiko gimimas nebūtų susijęs su pajamų praradimu, nes taip jau yra, kad šeimoje gimus vaikui pajamos praktiškai absoliučia dauguma atvejų sumažėja, nes vienam iš tėvų išėjus vaiko auginimo atostogų, jo pajamos nebesiekia tokių, kokios buvo tuo metu, kai abu tėvai dirba. Dar daugiau išauga išlaidos, nes kiekvienas vaikas reikalauja investicijų, jam reikia pritaikyti aplinką, jį reikia aprengti, jį reikia pamaitinti. Tai reiškia, kad mūsuose vaikų turėjimas yra susijęs su pajamų praradimu, o tuo tarpu mūsų premjerė Ingrida Šimonytė aiškina, kad svarbiausias jos šioje kadencijoje nepadarytas darbas, dėl ko jai labiausiai gaila, tai yra neįteisinta partnerystė ir tai rodo totalų nesusigaudimą ir nesusivokimą aplinkoje. Ir kaip ir minėjau, čia šitoj konferencijoje yra giriamasi ir didžiuojamasi gausiomis šeimomis, tuo tarpu deja, bet Lietuvoje susiklosti tokias aplinkybės, kad visgi mes turėjom ne vieną aukščiausio lygio valstybės pareigūną, kuris ne tik, kad vaikų neturėjo, bet ir šeimos nebuvo sukūręs. Ir tikrai sudėtinga įsivaizduoti, kad tokie žmonės galėtų suprasti, ką reiškia auginti vaikus ir tinkamai jais pasirūpinti. Dar daugiau, mūsuose šeimos matyt nebegali sau leisti auginti vaikų, nes švietimas darosi neįperkamas, yra kišamas į šeimų teisę apsispręsti, kuris iš tėvų turėtų išeiti vaiko auginimo atostogų ir kas turėtų auginti vaikus. Tai tikrai yra daug problemų, dar gal tarp jų paminėtina dalykai, apie kuriuos čia buvo diskutuojama ir šitoj konferencijoje, tai yra kišama leftistinė dženderistinė ideologija, tai yra kai paminama šeimų teisė auginti ir auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus. Ir ugdymo įstaigose jam yra plaunamas smegenis šita visa leftistinė ideologija, tai tikrai šeimom nesuteikia papildomai saugumą. Kaip ir sakiau, buvo aptarinėjamas įvairiausios temas, tai buvo aptarinėjama ir informacinių technologijų įtaka šeimom, mūsų tarpusavio santykiam, vaikų auginimui ir čia taip pat buvo kalbama apie tai, kad visgi vaikam, kurie yra labai mažo amžiaus, jauno amžiaus, labai didelį įtaką daro socialiniai tinklai, kuriuose tos pačios dženderistinės ideologijos, kad nereikia turėti vaikų, kad reikia pirmiausia save kitais būdais realizuoti, yra prikišama taip anksti, kad iš tiesų vaikas yra suformuojamas netinkama linkme. Ir jeigu pasižiūrėtumėm į tuos pačius socialinius tinklus, mes rasim daug kritikos net ir bandymam apsaugoti šeimą, bandymam apsaugoti fundamentalias žmogaus
teisės, užkirsti kelią prekybai žmonėmis. Ir čia buvo paminėtas visiškai nesenas Italijos pavyzdys, kuomet italai visgi nusprendė kriminalizuoti taip vadinamą asistuojamąją prokreaciją. Tokiu paprastu terminu tą būtų galima pavadinti tiesiog surogacija. Ir argumentai yra labai paprasti. Pradėkim nuo to, kad pirmiausiai iš vaiko negalima atimti mamos ir kad ir kokios būtų intencijos tos moters, kuris sugalvoja išnešioti vaiką, ir ryšys tarp tos moters ir vaiko jisai susiformuoja. Ir mama, tegul ir netikra, iš to vaiko yra atimama vos tik gimus. Taip pat surogacija pažeidžia būtent moterų teisę, nes kitaip kaip prekyba moters kūnų ir moterų išnaudojama, dažnu atveju dėl to, kad tos moteris, kurios ryžtasi išnešioti vaiką, turi tam tikrų finansinių, socialinių sunkumų ir tokiu būdu tiesiog siekia užsidirbti savo oriam gyvenimui. Ir, tai paprastai tariant, tai sugrąžina savotišką vergystę ir prekybą žmonėmis, nes surogacija tai yra iš esmės pasakymas, kad viskas, taip pat ir žmogus, gali būti perkamas ir parduodamas. Tai tikrai buvo įdomus Italijos ministerijos atstovės pasisakymas šitą temą, kuris ir Europos parlamente, tiksliau tas sprendimas ir Europos parlamente susilaukė tam tikro atgarsio. Leftistai puolė protestuoti prieš tai, bet jeigu mes jų paimtumėm ir paklaustumėm, ar jie norėtų sugrąžinti vergiją, man įdomu būtų išgirsti jų atsakymą į šitą klausimą. Taip pat buvo paminėti įdomus pavyzdžiai iš Vokietijos, kuriuo aš tiesą sakant irgi nežinojau, tokio Helmuto Kentlerio projekto. Čia vėlgi, kalbant platesniam kontekste apie tam tikras šiandien mums kišamas ideologijas, leftizmą, dženderizmą, bandymą nuneigti tam tikras patologijas. Ir tas pavyzdys buvo susijęs su vaikų, kurie buvo benamiai, neturėjo galbūt tėvų, atidavimu auginti pedofilams. Tai toks Helmutas Kentleris, pasirodo, buvo garsus Vokietijos seksologas, kuris manė, kad tokiu būdu galima padėti tiem vaikam užaugti ir kad pedofilai jais tinkamai pasirūpins. Tai prisipažinsiu, kad nors šiek tiek ir domiuosi tomis temomis, bet šita informacija man tikrai buvo prasprūdusi pro ausis. Ir po šito video aš įdėsiu nuorodą ir pasidalinsiu informaciją apie šitą projektą. Tai yra dar vienas pavyzdys, kaip visgi save moderniais laikantys žmonės nejaučia jokios atsakomybės, žalodami vaikų ateitį, ją griaudami ir iš tiesų nuneigdami tam tikrus esminius žmogiškumo ir atsakomybės principus. Tai tiek galbūt trumpai apie šitą konferenciją. Kaip ir sakiau, video yra šiek tiek ilgesnis negu įprasta žiūrėti, ne 2, ne 3 minutės, bet aš tikiuosi, kad anksčiau ar vėliau atsiras pilnas konferencijos video ir tie, kuriems yra įdomu demografijos tema, galėsit ją pasižiūrėti. Aišku, buvo diskusijų ir apie ekonominius dalykus, apie šalių patirtis. Buvo atstovaujamos ir kalbinamos gausias šeimas atstovaujančios mamos netgi iš keletos šalių, tai iš Kroatijos, iš Latvijos. Iš tiesų, aš manau, kad atėjo laikas šitom temom skirtą konferenciją pasidaryti Lietuvoje ir aš manau, kad mes artimiausiu metu tą padarysim. O šįkart dėkoju Jums už kantrybę, žiūrint šitą mano video įrašą ir iki susitikimų kitose video. Ačiū.